Savaitgalį Dzūkijos sostinę sudrebino baikerių motociklų gausmas. Įspūdingai gausi šventinė Crazy Days kolona praūžė Alytaus miesto gatvėmis ir tiltais. Tai buvo 25-ojo motoklubo Crazy in the Dark gimtadienio ir Crazy Days 2016 šventės pradžia. Šiemet į jubiliejinį klubo gimtadienį motociklais atvyko per 500 baikerių. Minioje žmonių buvo galima išvysti ne tik Lietuvos, bet ir Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Rusijos ir net Škotijos baikerių klubų emblemas. Renginio dalyvių amžiaus labai įvairus. Kaip sako patys baikeriai, norint suprasti, kodėl netgi sulaukusieji solidaus amžiaus sėda ant motociklo, reikia tai išbandyti pačiam. Važiuodamas motociklu, tu pajunti laisvę, iš naujo atrandi save. Laikas tarsi išnyksta ir gyvenimas pasidaro kitoks. Kol važiuoji, tu neturi rūpesčių, tu tiesiog gyveni, sakė John Webster, galingų plieninių žirgų į Lietuvą iš Škotijos važiavęs ištisas 3 dienas. Yes, I love it. I come to Lithuania. Man patinka Lietuva. Aš čia atvykstu kasmet po keletą kartų dalyvauti baikerių klubo organizuojamuose renginiuose. Man 66. Baikerių judėjime dalyvauju jau 15 metų. Mano atstovaujamo klubo nariai iš kitų baikerių išsiskiria dėvėdami škotų tautinę aprangą. Tarp baikerių apstu įvairaus įdomaus plauko dalyvių, šio pomėgio ar gyvenimo būdo aistruolių bei atsitiktinių perėjūnų, ieškančių savo hobio ar vietos po saule. Bet kokiu atveju visus jos vienyje bent vienas bruožas – nepakartojamas laisvės pojūtis skriejant plieniniu žirgu. Tarp baikerių vis daugiau galima sutikti ir dailiosios lyties atstovių. Mes susikūrėm nuo 2008 metų, mums šiais metais 7. Šiaip tai aš nemanau, kad, aišku, tai yra vyriškas užsiėmimas, bet šiaip tai kaip ir su mašina, kaip ir ant arklio, ir moteris joja ir važiuoja. Manau, kiekvienas turi savo kažkokį poreikį ir galbūt gyvenimo sritį. Važiuojam, bet dažniausia mūsų yra galbūt užsiėmimas daugiau su vaikais. Mes kaip labdaros paramos organizacija, asociacija ir tuo pačiu esam motoklubas, mes tiesiog remiam daugiau socialius vaikus. Crazy in the Dark – vienas seniausių Lietuvos baikerių klubų. Kiekvienas klubo simbolis pasirinktas neatsitiktinai. Savo uodegą ryjanti gyvatė yra pamišimo ir begalybės, mėnulis tamsos, o giltinė su varpeliu ant kaklo – klajonių ir pavojų simboliai. Klubas jau 4 amžiaus propaguoja baikerių idėjas visuomeniai. Kviečiami geranoriškai dalyvauja miesto renginiuose, kasmet rugpjūčio pabaigoje organizuoja tradicinius Crazy Days renginius. Aktyviai dalyvauja įvairiuose baikerių renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir kaip klubas pasikeitė per šios metus iki šiandien? Didelių pasikeitimų kažkokių labai mes nejaučiam, viskas kaip viduje, esam crazy ir būsim jais. Šitų gyvenimų reikia gyventi, tada mes viens kitą suprantam, kiti mus niekada nesupras. Tai kad paaiškinti kitiems, tai turbūt nemanau, kad tai reikia. Pasak klubo prezidento Valdemaro Zinkevičiaus, didžioji dalis klubo narių yra vedę, turi darbus arba verslus. Daugelis jų yra intelektualūs ir išsilavinę žmonės, turintys aukštojo mokslo diplomus. Crazy in the Dark galiojančios griežtos taisyklės prisideda prie to, kad šio klubo nariais būtų tik padorūs, kultūringi ir sąžiningi žmonės. Vienyje bendra veikla, kelionės, visą tai, ką mes veikiame kartu, ta prasme, keliaujam, bendraujam, lankom kitas šalis, važiuojam pas savo brolius, kur yra kažkur tai kitur, ne Lietuvoje, pasaulyje. Tai tiesiog pasaulio pažinimas per baikerizmą, pasakyčiau taip. Uždarame tik baikerių klubams skirtame renginyje Venciūnuose netrūko ne tik motociklų gausmo, bet ir gyvo garso muzikos, atmosferą kaitino gau-gau merginų šokėjų grupės pasirodymai, fejerverkų, lazerių šou ir dar daug kitų baikeriškų pramogų. Audringi aplodismentai, čia vadinasi Crazy šokis, tikrai.